good evening. Congratulations to Tomas. Congratulations to Žalgiris. Very surprisingly, after such a horrible performance in the first 27, 28 minutes, very surprisingly, we made it a game out of this. Obviously, showed a lot of character. You know, found Wade, who was really hot today. And at the end of the game, pretty much we lost the same way we lost in Bursa this year, by settling down on the three-point shots and, you know, not playing hard-nosed basketball, not playing driving basketball, which we're supposed to do at the end of the game. What wins the game? We're just jacking up three-point shots, and it cost us. Okay. Dabar treneri, jūsų komentaras trumpas lietuviškai ir tada klausimas. Ne, lietuviškai tai ką aš čia pasakysiu, aišku, sveikinimai Tomui ir taip toliau. Tik tai sakau, kažkaip tokia kominė situacija ir tokia emocionali situacija jau ir šiaip jau buvo atvažiavus čia žaisti namuose ir aišku žaisti prieš Tomą. Visą dieną kažkaip sėdžiu, vaikštau po Kauną, po viešbutį, po Žalgirio areną per pamėtymą ir taip kažkaip galvoju apie žaidimą prieš Žalgirį ir taip toliau, ir kažkaip visą dieną pradėjau galvoti apie Feliksą Mitkevičių, mūsų trenerį su Tomu vaikystėje nuo kokių 7 metų iki 17. Tai jau į areną einam žaisti, einam su Tomu jau apsikeisti tais ten visais ten suvenyrais. Tomas mane apsikabina, sako, Feliksas labai didžiuotųsi mumis. Sako, žinai, tai taip net apsiverkiau, tai sakau, kažkiek tai norėjau papasakoti tą istoriją ir taip smagu buvo, ir sakau, gal taip tikrai labai fainai, kai du bachūrai iš Kauno, ne, veda Eurolygos komandas, aišku. Kaip sakė, kurtis apie seksą abiem gerai nebus, ne? Tai jam šiandien geriau negu man biški kažkiek, tai, bet yra dalis mano, kuri tikrai džiaugiasi ir už jį. Bičiuliai, klausimai? Neliūdna pralaimėti Žalgiriui? Gerai atrodai, klausimus susakinėdamas suolu. Yra. Gerai, tada normaliai tada. Ne, pralaimėti niekada nėra gerai ir taip toliau, sakau, dalelė manim tikrai džiaugiasi dėl Žalgirio, dėl organizacijos, aišku, dėl Tomo, čia faktas, kad taip, bet pralaimėti skauda žiauriai, ypač tokiu būdu, kaip mes išėjom, kaip mes prasileidom viską į dešinę pusę, čia nėra net ką kalbėti, atrodo. Paprasčiausiai negalim suprasti, kad žmogus turi vieną dešinę ranką, o kita yra kairė. Eini ir praloši rungtynės, bet čia yra skausmai, dabar mums šnekėti apie kažką, mūsų komanda daugiau primena ligoninę negu krepšinio komanda. Tai belia kuri pergalė mus tik veda į priekį ir kažkiek tai išlošiam laiko treniruotėm, adaptacijai, žaidėjų sugrįžimui kai kuriuose situacijose ir kad tik kažkiek tai eitume geriau. Treneri atvykęs minėjot, kad realiai jūsų presezonas tęsis iki sausio mėnesio, bet šį sezoną turit pirmą kartą savo karjeroje situaciją, kai komanda atvyksta 3 žaidėjai, kurie niekada nėra žaidęs Europos krepšinyje. Ar tai priemat kaip papildomą iššūkį, jaučiasi tai treniruotės juos integruojant? Jo, bet tu turi suprasti, iš kur jie ateina. Jie neateina iš Čempionų lygos komandos, o ne kaip ateidavo Žalgirį ar kažkas tokio. Čia yra NBA žaidėjai, žinai, šitie žaidėjai, porą iš jų metė po 10 taškelių NBA kitais metais. Tai kažkiek tai negali lyginti, jie tikrai daug žymiai geriau supranta ir taktikas jie yra matę, gal išskyrus hedžo gynybos nelabai yra matę, ne tos agresyvios pick and roll gynybos. Gal tos repinimo iš galinės linijos nėra matę, bet jie yra daug ko matę tikrai jau ir taip toliau. Ir kaip sako mano mama, to molio tikrai yra pas mus nemažai, bet tas molis, žinote, vėlgi galim šnekėti apie jį sausio mėnesį, ar jis pavirs į kažką ar ne, taip kad, bet kaip žiūrime į Tėveną, ne, tai jis tikrai dar su mumis tik tai po 3-4 treniruočių gal ir tikrai tai viskas kaip ir daug kas nuteikia optimistiškai, bet sakau, tik tai negali pralošti rungtynių, jeigu tau įmeta 30 ar 40 taškų vežtamas į dešinę žmonės. Kalbant apie daug ką mačiusius, atrodė Vaidas Boltonas ketvirtame kėlinyje tiesiog ant savęs pasiėmė komandą, 36 taškai, įspūdingas pasirodymas. Kiek jaučiasi, kad jam yra lengviau būnant jau antrą sezoną jūsų sistemoje? Visų pirma, jisai fiziškai žymiai geriau jaučiasi. Aš tokį Vaidą fiziškai mačiau
gal Bayerne paskutinį kartą, kada tikrai jis eina pro žmonės. Jis praeitais metais tikrai puikiai adaptavosi į viską, išėjus, nežinau ar aš teisus ar ne, išėjus Nigeliui ir Marko, jisai galbūt net daugiau lyderystės rodo iš viso kasdieniniam darbe, kas tik tai gerai persiteikia į varžybas, ane, jis ramesnis, bet žinote, tai čia yra vieni iš jų tie pozityvūs dalykai. Taip, jis turi charakterį, neramu, bet tas charakteris jį ir atvedė į kai kurių labai gerų dalykų, tai aš nenoriu, kad jisai to charakterio kažkiek tai prarastų, ne? Taip kad, nežinau, tikrai nuteikė gerai, Vaidui svarbiausia yra išlikti nesusitraumavusiam. Ta paskutinė minutė Edgaro Ulanovo tritaškis toks atrodė netikėtas, po to Arnas Butkevičius tritaškis, nors prieš tai Viljamsas Gosas su Francisko atrodė visą žaidimą supo. Netikėti buvo tie metimai iš jų? Nusipelnė ta komanda, kuri mano manimu labiau norėjo. Jiem šiandien pasisekė, bet sekasi tiem visą laiką, kurie daugiausiai ieško savo šansų ir jie išėjo, jie buvo agresyvesni ir taip toliau. Aišku, ant galo rungtynės galėjo pasvirti į berekurią pusę jau ir aišku, mes kalbam, ne, kad jeigu tu paimti, dabar aš neatsimenu, Ulė, kiek baudų įmetė, kaip subaudavom 3, visas įmetė. 2 iš 3, nu tai va, tai mes turim 14 taškų, kur 2 Tubelio trajekai, ne, Butkės, Ulė ir dar subaudavom Ulė. Nėra logikos. Brendonas Bosnas tokioje keistoje situacijoje patyrė traumą, gal kažkiek aišku, kas nutiko ir kiek tai teikia rungtynėms. Jisai pasuko koją, kaip sako, bet dabar šnekėti, tai kokio nėra tikslo. Treneri pačios spaudos. Aš girdžiu, žinok, nereikia to mikrofono, esam per 2 metrus, žinok. Treneri paminėjo tą ryšį su Tomu Masiuliu, kur nuo pat vaikystės, ar ne? Ar neatrodo jums šiandien galbūt taip, neskambam keistai, kad šiandien Tomas galbūt buvo emocingesnis rungtynių metu, nei kad jūs, kuris Aš laikomas, nežinau, koks jis buvo, aš jį nežiūriu. Ne, aš suprantu, bet neskambėtum šitą tiesiog mintis iš šono žiūrint, kad jisai yra emocingesnis, nei kad jūs, kuris laikomas kaip žmogus, kuris emocijos susireiškia. Dabar aš negaliu pasakyti, aš jo nematau per rungtynės, ką jis ten daro, aš šokinėje įrašą galiu pažiūrėjus kažką pasakyti jo. Nežinau, bet sakau, jūs čia kažkaip tai visi jau, kiek suprantu, vasarą jau buvo nusistatę, kad jis labai tylus, labai nepasako žodžio, nepažįstat bahūrą. Treneri, tęsiant mintį būtent apie Tomą Masiulį, puikiai jį pažįstat, apie jį daug kalbėta. Kokia nuo jūsų yra geriausia, ryškiausia jo savybė, leidžianti būti geru treneriu? Žmogiškumas, visą laiką norėjimas visiems aplinkui padėti, negalvojimas apie save. Daug aš galėčiau apie jį šnekėti, bet noriu eiti su šeima pavalgyti. Ir dar klausimas, šiandien Žalgiris pristatė rekordinį biudžetą virš 21 milijono, matom ir iš žaidėjų viską. Neateina mintis viską matant, kodėl ne mano laikais taip? Nu ką, toks gyvenimas, kaip žinote, sako, kaip apie trenerių šneka, tu negali stovėti vietoj. Tai visas Europos krepšinis eina į priekį, kažkiek tai netas, kiekvienais metais didina, kiekvienais metais atranda sponsorių organizaciją, šnekam 10 metų, kad yra topinė organizacija, dirba, ne, ir su fanais, dirba ir su sponsoriais, ir miestas padeda, ir tikrai ta Žalgirio kultūra, ir selautai vienas po kito, nu, tai organizacija eina į priekį 7 žingsniais, tai mes jau čia šnekam apie tai labai daug laiko, ne? O tas 21 milijonas, lyginant su bendra ta Eurolygos infliacija, nes visi biudžetai kyla, kaip jums daug čia atriša rankų? Nu, matai, daugiau rungtynių, tai kiek suprantu, aš daugiau pajamų, o šiaip aš finansus, tai aš daug labai tikrai nenusimanau. Kaip apie ramybę. Čia apie ramybę ir finansus manęs neklauskit labai daug. Treneri, palyginot komandų situaciją su Ligoninė, šiandien, kaip buvo minėta, Brendonas sužydė. Kokią situaciją su Skoti, gal turit kokią projekciją, kada grįž? Nežinau, bet Skotis jau žaidžia 1-1, jis jau kaip ir turi grįžti, bet nežinau, nu sakau, tai sunku ir kažką čia labai sakyti, bet jis jau labai arti yra sugrįžimo į komandos treniruotės. Daug aš nesikišu, man atrodo, kad ką jisai dabar jau daro yra sunkiau negu mūsų komandinės treniruotės, ypač jeigu galvojant apie kalendorių mūsų ir taip toliau, tai jis tikrai man atrodo, kad nėra labai, jis fiziškai atrodo geriau negu kai kurie mūsų žaidėjai, kurie žaidžia aikštelį.
Santos treneriu, aš kai klausiau Dainiaus Adomaičio, kito Tomo Masiulio gero bičiulio, ko jis palinkėtų Tomui prieš šitą maratoną, prieš apskritai šokti šitus batus, jisai sakė, kad svarbiausia būti savimi ir nieko nekopijuoti. Ko jūs palinkėtumėte Tomui prieš šitą maratoną, jeigu aš palinkėsiu, 2-0 turi užtenka, palinkėjau. Ir dar po tos konferencijos grįžtant, ar ne, kur minėjo kolegos, Žalgiris kėlė tokį kaip atsitinkantį tikslą patekti į Temasis Eurolygos, ar ne? Ar žinant visos komandos potencialą įmanomas tas dalykas šiemet? Kaip? Kodėl neįmanomas? 2 finalininkus aplošė, tai kodėl jis neįmanomas? Aš kad įmanomas. Tai čia tik tai, kad čia pats durniausias dalykas. Žinote, kaip aš atėjau į Žalgirį, vienas iš pykčių, nebuvo pykčių, nes tik tai aš su Paulium susitikau Motiejūnu. Ir pasakiau, Paulius sakė man, kad pirmą sezoną, dabar bijau pameluoti, bet man atrodo sakė, mums reikia paimti 12 pergalių. Sakau, Pauliu, mums reikia paimti visas pergalės. Sakau, aišku, mes nepaimsim visų pergalių, bet tai jeigu mes oficialiai paskelbsim, kad 12, paimam, neatsimenu, kiek tuo metu Eurolygo rungtynių buvo. Ir Paulius sakė, reikia 12 paimti. Tikslas 12. Sakau, tai kas bus, jeigu mes paimsim 12? Nusto žais komanda. Neegzistuoja tokie dalykai mūsų ir va kaip irgi Tomas šneka visą laiką, egzistuoja viskas, dabar viskas, šiandien Žalgiriui pralašėm, egzistuoja Petkim, pirmai, va taip paprastai, čia jūs galvoja, kad mes taip šnekam, nes taip reikia šnekėti. Ne, egzistuoja 3 sekančios dienos, rytojaus kelionė ir kas po kelionės dirbs, ne, kam reikia dirbti, kas blogoj formoje, kas viskas. Gyveni vieną dieną ir tai tik tai vienintelis dalykas gali būti. Koks čia skirtumas dabar? Nežinau. Treneri, noriu dar prie pirmojo trenerio grįžti, jautri gražiai istorija. Galbūt prisimenate kažkokį jo ar patarimą, ar frazę, kuri įstrigo jums į galvą ir galbūt tiek jums, tiek Tomui nes kartu sportavote? Yra istorijų, bet dabar dar apsiverksiu, tai nepasakosiu šitą iš viso ir sakau jau. Yra emocionalių istorijų, sakau, buvo tikrai nuostabus žmogus. Nuostabus žmogus buvo. Duok Dieve, kad mano vaiką treniruotų toks žmogus kaip Feliksas Mitkevičius, žinai, tai yra ten tų istorijų 800. Turbūt pabaigai paleidžiant jau vakarienės, kalbėt, kad Eurobasketas nesužavėjo savo lygiu, bet turbūt vis tiek liūdniausias dalykas buvo Roko Jokubavičiaus trauma per tą Eurobasketą. Nusintėt gal kokį patarimą jam, kaip šitoj situacijai? Nusinčiau žinutę palaikymo ir viskas, ką tu žmogui palaikysi. Yra kaip yra, pažiūrėkite, kiek žaidėjų Eurobasketą susitraumavo, dabar ateinam į Eurolygą, jau yra traumų, neturim jokio pre-seasono, iš vienos pusės žaidėjų asociacija nori kuo vėliau atvažiuoti, iš kitos pusės jie galbūt turėtų suprasti, kad jie kaip atvažiuoja, daugiau dirbam traumų prevencijai, ne, mes juos bandom apsaugoti kažkiek. Nežinau, čia labai jau yra irgi tų labai ilgų kalbų diskusijom, kaip sakant, bet Eurobasketas tai nepatiko dėl to, kad Eurobasketas skiriasi su Eurolyga, kad Eurolygoje viskas paremta gynėjų žaidimu. Eurobaskete nėra gerų gynėjų, arba nėra gerų playmakerių, ne? Jeigu imsim playmakerius, mes aišku galim imti ir Janį, ir Šengūną, ir playmakerius, o ne, kurie verčia žaisti kitas komandas. Tai Turkija irgi turi Larkiną, ne? Vokietija turi playmakerius, jie turi Šroderį, jie turi Wagnerį, jie dėl to ir visi eina, jie neturi playmakerių. Lietuvoje vienas playmakeris, kuris gali kažką sukurti. Tas krepšinis tikrai, ypač pirmas ratas. Atsiprašau, Hebra, bet negalima žiūrėti tokį krepšinį. Visai logiškai nuskambėjo, reiškia, Gordy Herberto tas pasakymas, kad Jokubaitis jam geriausias žaidėjas Europoje. Jis taip turi sakyti dėl žaidėjų. O Latvijai tikrai bronzą prognozavo? Ką? Latvijai tikrai bronzą? Ai, ten taip kažkaip ant turniaus numečiau ir paskui po pirmo grajų žiūriu, kad ateis bumerangas atgal su. Bet jie, man potencialo jie turėjo, irgi ten tų playmakerių yra, tai metikų tų yra namuose žaidžia. Apsifikau. Ačiū už pakėlę. Ačiū.